Geriausia ten, kur aš dabar esu. Labas rytas, draugai. Taigi vakar atvykom į San Mariną. Į San Mariną galima atvykti be jokių ribojimų iš Italijos. Ant sienos nebuvo nei patikros, nieko, netgi ir pačios sienos nebuvo. Tiesiog važiuoji, San Marino Respublika, viršuje sveikinam atvykus į San Mariną. Tai automobilį palikom specialioje kemperiams aikštelėje, kuri yra iš tikrųjų nuostabi, tarp medžių. Pavėsiukas toks malonus, kalno šlaite. Yra ten ir vanduo, ir praustuvės, indams išsiplaut galima. Pačiam apsiprausti, tai tokia iš tikrųjų nuostabi vieta. Ir nuo jos prasideda fainiausias keliukas į Titano kalno viršūnę, į pagrindinę miesto įžymybę. Taigi, bičiuliai, šiandien žygiuojame į San Marino viršūnę, Titano kalną, kur prieš 1700 metų ir buvo pradžia San Marino Respublikos. San Marinas tai viena seniausių pasaulio respublikų ir trečia pagal dydį Europoje, eina po Monako ir Vatikano. Nuo mūsų automobilio iki kalno viršūnės, kuris siekia 750 kažkelis metrus, nėra tolimas kelias, tik 1,5 kilometro. Tačiau per jį reikia įveikti daugiau negu 200 metrų sukilimą. Tai pasiekėm ir pirmąjį iš 3 bokštų esančių ant Titano uolos ir jie yra kaip ir šio viso miesto simbolis. Po truputį kylant į Titano kalno viršūnę, pasiekus pirmąjį gynybinį bokštą, pradėjo matytis vis nuostabesni vaizdai į kalvotą Italijos pusę, apačioje augančius laukus ir Adrijos jūrą. Va, kokias tikom gyvūną miške. Kad siautas vadinasi gyvūnas. Žadina. Pilies saugotojas miega, o mes priėjome jau ir antrąjį bokštą. Galbūt tyliai, kad nepažadinčiau pilies saugotojo šventojo miego. Antrasis bokštas turi pavadinimą Često bokštas ir jis yra pastatytas 13 amžiuje ant aukščiausios Titano uolos viršūnės. Guaita bokštas vienas seniausių ir žymiausių iš visų 3 bokštų. Pastatytas net 11 amžiuje, kurį laiką buvo naudotas kaip kalėjimas, o šiandien yra pagrindinis San Marino valstybės simbolis. Priėjom Paso delle Strecche taką vedantį į Guaitą pilį. Tai pro tokias duris užeisim ir į pilies vidų. O, čia verda pilies gyvenimas. Labai įdomiai nukelia į tokius viduramžius. Štai yra ir dailininkas, kuris tapo, iš karto yra maisto parduotuvėlė. Ledai, kuriuo aš labai norėčiau, nes šiandien karšta diena. O
nuo Titano kalno atsiveria nuostabūs vaizdai. Galima pamatyti ir apžiūrėti visą San Marino miestą, tolumoje Adrijos jūrą su Rimini pakrantėmis, bei dar toliau matomos yra neaukštos Italijos kalvos. Nuo Titano olos iki pakrantės skiria vos 13 km. Beje, miestas ypatingai išsiskiria savo mėlynomis pėsčiųjų perėjomis. San Marino Respublikos konstitucija, kuri yra parengta dar 1600 metais, yra seniausia galiojanti konstitucija pasaulyje. Pasak legendos, San Marinas įkurtas 3 amžiuje, kai krikščionis akmentašys Šventasis Marinas, kurio garbei ir pavadinta šalis, atvyko čia ieškoti prieglobsčio. Apsistojęs Monte Titano jis skleidė krikščionybę bei įkūrė nedidelę krikščionių bendruomenę. Na, o jei negalite ar nenorite lipti į Titano uolą, tai galima padaryti užkylant su linijiniais keltuvais. Galiausiai žygiuodami tokiamis siauromis gatvelėmis, kuriuose labai daug yra įvairių ir įdomių tikrai parduotuvėlių, pasiekėm ir centrinę San Marino aikštę, kuri taip pat yra ant Titano kalno, kaip ir visos kitos čia esančios įžymybės. O čia už mano nugaros šiuo metu yra renovuojama ir remontuojama vienas irgi iš tokių įdomesnių San Marino simbolių, tai yra jų laisvės statula. Nuo čia toliau keliausime link savo automobilio, tik jau ne tuo pačiu keliu, kur atėjom, o per miestą, kad pasigrožėti galima būtų tais nuostabiaisiais San Marino miesto namais, kurie yra išsidėstę skirtingose aukštuose ir namas yra kokių 4-5 aukštų, o tu matai kaip 2 aukštų namą vienoje gatvėje, pasileidęs kitą gatvelę žemiau, tu jau matai jo pirmosius aukštus ir tu gali gyventi 4., 5. ar net 6. aukšte ir turėti visiškai savo privatų įėjimą į tokį namą. Tai jie yra tikrai įspūdingi būtent šiame mieste. Na, o pakeliui užsukom į vieną iš šių visų nuostabių ant Titano kalno esančių krautuvėlių. Čia, žinokit, tiek visokių nerealių parduotuvėlių. Čia ir su laikrodžiais, ir su indiškais dalykais, tokiais visiškai autentiškais, su kalėdų parduotuvėlėmis. Bet visur rašo, kad no foto, no video ir prašo nefilmuoti, nefotografuoti. Taip, tai užsukę į vieną parduotuvėlę su skanumynais, čia įsigijom štai tokį šokoladą. Vietoj ledų. O, geras. Na, radybos viduje gan kiek nustebino. Vietoj vieno didelio šokolado radom štai tokius 3. Čia štai išeinant iš pilies yra tokia perėja ir reguliuoja toks žandaras, policininkas ir visiems parodo rankom, kada automobiliam važiuoti, kada praeit žmonėm. O čia priėjom dar tokį tunelį, kur važiuoja traukinys ir kur atsidarė pirmieji traukinio bėgiai ir su jais žmonės vykdavo iš San Marino iki Rimini, iki pakrantės. Tai buvo irgi naudojamas ne tik žmonių transportavimui, bet ir įvairiems maisto produktams bei kitiems daiktams, agrikultūroms ir panašiai gabenti. Tai čia toks yra istorinis, legendinis tunelis. Spėju, kad čia galima daryti gilin šiek tiek pasižvalgyti po šitą tunelį. O, kaip vėsu iš karto. Na, fainai, apšvietimas gražus. Ir vos paėjus čia visai netoli įėjimo, jau jaučiasi toks ryškus atvėsimas. Na, tunelį paliekam kitam galbūt kartui,
O dabar varom prie automobilio, nes belė kaip nori suvalgyti. Nepadėjo ir šokoladas. O! Taigi, draugai, grįžom su Virginija prie savo automobilio, aplankė visą San Marino pagrindinę vietą, Titano kalvą. Asmeniškai man ir Virginijai ši kelionė po šį regioną labai patiko ir tikrai rekomenduotume visiems, kas keliaujate su kemperiais ar šiaip automobiliu ar kitom transporto priemonėm ir esat netoli šios mažosios valstybėlės, tai būtinai aplankykit, nes vien įvažiavus jau pasijunta kažkoks tarsi kaip, sakau, užsienis. Vien iš Italijos pabėgus į San Mariną. Pamatai kitokius tos namus, tie kiti namai, jie iš karto tave nuteikia tarsi tu atsidūręs esi kažkokioj visai kitoj valstybei. Kitas dalykas – Titano kalnas. Tai čia yra tas dalykas, ką reikia aplankyti San Marine ir tai yra pagrindinė ir įžymiausiai vieta. Vaizdai, aišku, nuo kalno yra irgi nuostabus. Beje, keliaujant kemperiu, tai čia yra labai patogus dalykas, yra netgi 3 tikrai geros, nemokamos, atviros ir labai nuostabios motorhome arėjos, kur galima palikti savo kemperį arba tiesiog šiaip pasistatyti automobilį, pabūti visą pusdienį tarp gamtos, netoli miesto. Viena arėja yra netoli keltuvų, kurie kelia į Titano kalną. Kita būtent arėja pasistatyti kemperį yra šalia tako pėsčiomis, kur galima pradėti savo žygį į kalną, ką mes ir padarėm su Virginija šiandieną. Arėjose visur yra vanduo, pakankamai, sakyčiau, tvarkinga, skirtingai negu kai kur Italijoje, kur sustodavom. Taip kad, draugai, tiek šioje serijoje San Marinas ir dabar mes po truputėlį su Virginija pietausim ir važiuosim toliau. Beje, dar vienas dalykas, ko nepaminėjau, tai San Marine yra žemesni akcizai negu ES šalyse, tai čia tikrai verta užsipilti kuro, kuris yra gerokai pigesnis. Tai tokie mano patarimai keliaujant po San Mariną. Beje, šią vietą, kur mes nakvojom ir praleidom naktį, pridėsim jums Google lokaciją descriptionuose po video aprašyme. O dar prieš važiuojant iš San Marino, tai dar tradiciškai reikia padaryti vieną dalyką, tai nuplauti automobilį. Ką dabar ir padarysim, atvažiavę į štai tokią plovyklėlę. 3 pistoletai, 1, 2 ir 3 čia. O, šį kartą šepetys yra. Ir 4 dar pistoletas, 4 pistoletai. Gerai, čia dabar reikia man tik tai susirasti, kur čia yra tie visi pinigėliai mesti. Prieš plaunant dar uždarom langiukus. Va, kad neprivaryti vidų vandens. Čia matau aparatas, čia kažkas parašyta. Truputį išsiaiškinau, tai žodžiu šitas aparatas yra, čia kaip rašo only on wheels, tai reiškia šitas yra tik tai ratams plauti, labai stipri chemija. Čia yra šepetys, čia yra kažkokia tai irgi chemija, bet čia kažkokia tai su milteliais tikriausiai plovimo aparatas. O čia yra aukštas slėgis. Ir čia yra visos programos, tai vat visos programos ir bandysim šiandien praeiti. Tai dabar reikia tik tai išsikeisti į koinus, čia yra vienas koinas 50 centų. Žinokit, net hibridė ranka pavargo, bet plovimas kainavo 6 eurus, bet automobiliukas dabar visas tiesiog blizga. Va, visi šonai, viskas taip švariai atsiplovė. Pirmą kartą dar teko taip daryti, kad reiškia yra programa su šepečiu, tas putas visos nuplauna, o paskui toks kaip vaškas irgi eina per šepetį ir tipo dar vaškuoja tas šepetys. Tai realiai 2 kartus automobilis buvo plaunamas su šepečiu. Tai dabar, tiesiog visas spindi. Aš net nustebęs, net šitie ratai, kurie, jie žiauriai ir iš tikrųjų yra apdaužyti ir visokie kitokie, jie labai prasti yra atsilupę, nuo jų yra dažai ir jie net blizga, dabar atrodo automobilis toks visiškai, nežinau, visiškai kitas automobilis atsigavęs. Ir dabar dar su oro išpūsiu tarpus visur, kad nebūtų niekur čia taip ant langų vandens. Nes čia yra oro aparatas. Skirtingai negu Lietuvoje švaros brolėse, žinau, kad tikrai nemokamai. Čia reikia irgi mokėti žetonus, nes su juo labai gražiai automobilis nusisausina. Tai iš tikrųjų toks turbūt pats švariausias būdas ir nereikia jau tada jokių skuduriukų, nieko, nes čia galima ir įsigyti tą skudurėlį tokį. Aš jau kokią valandą keliu vlogą, nes labai lėtas internetas, per valandą aš nežinau, kokius 10% įkelia, o tuo tarpu Audrius dar siurbia, baigia siurbti automobilį. Ir bus švaru, turėsim švarų automobilį, nuplautas, išsiurbtas, kilimėlį išvalyti. Pasakė čia žodžiu, žinokit, hibridė, išsisausino automobilį, išsirbiau kilimėlius, čia bent siurblys kaip žmoniškas buvo, va, visus tarpelius, išsirbė viską.
nes kiek kitur ten turėjom žodžių siurblių, tai nu visiškai jungi, arba ta šlanga net nesiauras antgalis, o tokia plati, arba traukia, bet ten toks žodžių su šluotelė gali tą patį prasišluoti. Bet esmė, kad dabar žiūriu jau net ir sutemo laukia, tai nežinau kiek valandų, bet biški čia sugaišau. Na tai žodžiu, toks plovimas jau su pilnu nusausinimu, su išsiurbimu man kainavo 8 eurus iš viso. The next morning. Labas draugai, tai šiandien savo vlogą pradedam kiek ne nuo įprastų dalykų kelionėse, tai nuo tepalų keitimo. Atėjo metas automobiliui pakeisti tepalus. Nuo namų nuvažiuota 17 600 km ir tai yra su tais pačiais tepalais. Supilta iš viso yra apie 1,5 litro papildomai tepalo ir jau dabar liko dar 2400 km važiuoti iki 20 000 ribos, kada ir priklauso pagal automobilio charakteristiką, kaip traktuoja gamintojas, keisti tepalus. Tai šiandien atvažiavom į Norauto prie tokį automobilių serviziuką, kur dabar eisiu ir bandysiu tartis su italais, kad pakeistų mano Lanciai, kuri yra italų taip pat gamybos, tepalus. Change oil. It's possible? Him? Yes. Okay. Na kągi, nusintė pas kitą konsultantą. Hello. Hi. I need to change oil for my car. It's possible here? In this morning, no. But in afternoon, yes. Na ką, viskas tvarkoj, žodžiu, šiandien vietų nėra. Būtų buvę tik popiet, bet aš popiet nelabai galiu šiandien palikti mašiną, nes dar turiu susiskambinti su keletą žmonių. Man gali dar reikėti gitaros ir panašiai, tai nenoriu šiandien nieko aš jos palikinėti. Užsirašėm visus mano duomenis, viską. Sutarėm rytoj 10:30 atvažiuoju, palieku mašiną ir viskas. Beje, mane labiausiai nudžiugino, kad kaina bus 64 eurai. Tai realiai, man atrodo, panašiai ir Lietuvoje man kainuoja šitą visą procedūrą. Tai iš tikrųjų visai fain. Norauto iš tikrųjų geras visai prekybos centras. Na, bent jau kiek žinau, tai jis populiarus yra Ispanijoje, jo labai daug ir yra. Pas juos esu jau pirkęs papildomai ekstra tepalus vieną kartą. Kažkaip šneka angliškai, tai kažkaip nežinau, man atrodo toks vienas patikimesnių. Tai kągi, pagaliau išaušo tokia diena, kada savo vanų kelionės metu keisim tepalus ir pirmą kartą automobilis atsidurs svetimo žmogaus rankose. Tai kažkaip toks jausmas, lyg tai išleistume kokį vaiką į mokyklą. Tai viską šiandien sutvarkėm, bet prieš tai, kaip minėjau, išvalėm išorę, išplovau ten viską švariai, priekinę kabiną, vairuotojo dalį ir panašiai. O šiandien sutvarkėm visą galinę dalį, tai viską taip gražiai, kiek įmanoma apdėjom. Tai čia tokie pavieniai daiktai, liko tik vanduo, virduliukas ir brokolis ant šaltkrepšio. Visą kitą čia daug maž dabar sutvarkėm, viską uždengiam, kad nieko nesimatytų. Čia viskas yra sudėta po apačia, dar kita dauguma daiktų yra sudėta į sofos lovos antrąją pusę. Čia viskas, kaip matot, gražiai užsidengia viskas. Nežinau, toks ganėtinai, galiu pasakyti, nestandartinis toks yra vano vaizdas. Iš tikrųjų, kasdienybėje čia viskas būna daug blogiau. Taip pat parodysiu, kaip išsprendėm viską sofos lovos antrojoje pusėje. Tai viskas taip gražiai susisluoksniavo. Čia visa patalinė. Čia mano tašiukas, kuris būna šiaip dažniausiai priekyje. Ten dar keletas toliau smulkmių sudėta, kamuolys. Ir čia dar po visų šito dalykų guli mano gitara. Tai viskas užsidėjo miegmaišių, užsidėjo galinio langų užuolaidėlę. Pačioj taip pat toks kaip ir antrasolis gaunasi. Ir viskas labai turėtų būti gerai, nes miegmaišis turėtų neduoti labai kaisti visiems daiktams, ypatingai kas yra svarbu gitarai. Užsidaro ir volia. Praktiškai net nepagalvosi, kad čia kažkoks gyvenamas automobiliuks. Ką, atvarom į Norauto. Šiaip tai nežinau iš tikrųjų, kaip čia šiam paliksiu, nes realiai sankaba ant roselio laikosi, airbego lemputė užsidegus dega. Aš manau, jie kaip užsieniečiai turėtų išsigąsti mano šitos mašinos, bet gal kažkaip bus gerai, tikiuosi labai neišgąsdins. Aš jums tokį instruktažą sakiau. Pravesiu, pasakysiu, kad reikia sankabą, kad būtų ant roselių, nes tada tasai cilindriukas atšoka. Ir kažkaip gal susikalbėsim.
sustojau prie automobilių pridavimo. Einu dabar dar į vidų, pasitikslinti, ar viskas gerai. Italija visgi čia gali staiga viskas imti ir pasikeisti. Yeah, okay. But I need to show you how to turn on. Yes. Okay? Okay, don't worry. Okay. Okay. Viskas tvarkoja, sako, palikti reikia raktus. Tai dabar man reikia iš mašinos pasimti tik Virginiją, keletą daiktų ir viskas, ir varom. Nu ką, trumpam atsisveikinsim su mašiniuku, bet kai grįšim atgal pas jis jau bus gerokai pagerėjęs. Žodžiu, išėjom ir dabar su Virginija galvom, iš kur žinos, kur stovi mūsų mašina. Nu, žiauriai keistai, iš tikrųjų kitur ateini, tai kažkaip, nu, arba kartu viskas vyksta, arba panašiai. Čia sako, palik ir viskas, žodžiu. Kažkur aikštelį, tai čia eis pagal numerius, ieškos, nes numerius užrašė, tai gal taip, nu nežinau, žiauriai keista. Kadangi palikom automobilį ten, tai dabar eisim Virginijai ieškoti suknelės, taip? Jo, pasižiūrėk, kokią aš barzdą turiu. Graži mano barzda tiktų. Žodžiu, eisim truputėlį pasivaikščioti po didžiulį prekybos centrą. Romėnų prekybos centras, čia toks vienas didžiausių prie Rimini pakrančių. Va, Lerojus mūsų, kur Ispanijai pirkdavom dujų balionėlius. Beje, Italijai Lerojui brangus balionėliai, tai neapsimoka. Paskutinį kartą, beje, pigiausiai dujų balionėlių užsipirkom pas kiniečius, tai buvo po 2 eurus. Nes Lerojuje irgi ten apie 3 eurus su viršum, kitur netoli ir 4 gali kainuoti. Tai va, o čia va tolumoj visas prekybos centras, tokia didžiulė aikštelė priešais, o tolumoj ten šviečia iškarpos prekybos centriuko. Café? Un caffè, sì. Montafé. E una? Mentafè. Mentafé. Yes. Un caffè Cioccoloso? Cioccoloco? Sì. Cioccoloco? Sì. Ok. La cartelletta? Una. Ok. And una for me. E una per te. Okay, thank you. Na ką, truputėlis desertuko rytui, kad jau automobilis remontuojamas. Tai mes irgi truputėlį paimam su Virginija po desertuką, suvalgysim štai tokių gražių kavų ir tai pradėsim savo rytą prekybos centre. Tokie mažiukai, padėliukai. Tikėjausi bus jau normali kava, o čia va. Kaip ir desertas mažas, taip ir kavytė maža. O prie kavos toks pats va desertukas dar. Na ką, bičiuliai, tai greitai laikas čia prabėgo, beveikšnam tą prekybcentrį. Apsižiūrėjom čia viską, na daugumą parduotuvių kaip ir Lietuvoje. Tačiau radom vieną parduotuvę, kur Virginija įsigijo ir savo. Įsigijau suknelę. Iš kiekvienos šalies visą laiką norisi parsivežti po kažkokį bent jau minimalų tokį drabužėlį, nes paskui būna labai fainai apsirengti ir prisiminti, iš kur tas drabužėlis yra atkeliavęs pas tave. Prabėgo 2 valandos ir dabar keliaujam atgal pas servizistus. Šiaip nesulaukiau jų skambučių, tikėjau tikrai skambins, nes kapotas irgi ten atsidaro su tokia dar vėlute papildomai patraukus, kadangi yra tas truselis, ten sugedęs mechanizmas. Lančia viduje stovi, dar darbai vyksta. Good, nice. Pavyko chebra ir kapotą atsidaryti. Oh yeah. Jeigu žiūrėt, pasižiūrėt truputėlį, kaip čia darbai vyksta. But air filter is changeable or not? Allora, Nu ką, tai žodžiu, pakeitė filtrą tepalo, bet oro filtro nepakeitė. Tai dabar aiškinsis, kodėl čia nepakeitė. Na ką, viskas. Popieriai, raktas mano rankoje, einam ieškoti automobilio. Tai visgi pakeitė tą filtrą, tiesiog nepažymėjo. Kad tai padarė ir tiek, žodžiu. Nu, tai viskas tvarkoja, viskas yra pakeista.
Tiesiog buvo senas čekis. Va. Nu ką, va, šviečia naujas filtras. Tepalo apipylė kažkaip, nežinau. Čia nieko, va, iš taško, žodžiu, viskas buvo, viskas normaliai. Čia nei kada vėl keist, nieko, ką žinau, žodžiu, tepalo aptaškyta viskas. Gerai, bandysim kurt. Tikiuosi viskas tvarkoj. Itališkas reikalas. Nu va, žodžiu, viskas kaip ir tvarkoj, bandysim kurti automobilį, bet jo, toks matas kažkoks atmestinas darbas, žiauriai, visur to tepalo pritaškyta. Tai aš manau, Lietuvoje turbūt nebūtų įten patenkintas klientas tokių darbų, na, bet čia yra Italija. Tai iš tikrųjų, kaip ir daugelis dalykų, turbūt servizai ir panašiai, tai vėlgi Lietuvoje dirba, nu, tai pasirodo, kad geriau. Iš gerų meistrų, kai pasiimat automobilį, tai vis laiką toks jausmas būna geras, kad pasiimi ir tokį jauti, kad automobilis visas toks sujungtas gerai. Iš kitų meistrų būna pasiimi ir tiesiog tokį matai, kad nu ten jo padarė, ką reikėjo, kažkaip tai, nežinau, kažkaip darė, ten padarė tik tai, ką reikėjo, galbūt kažko nedadarė, bet taip, žodžiu. Ir kompo nenuresetino. Nu gerai, tepalo rodo normą. Atrodo net varikliukas kitaip kurkės naujo tepalo. Nes jau ten senas buvo, beveik 18 štukų pravažiuota. Tai ten jau iš jo po visų kalnų ir panašiai ten turbūt išbėgo toks kaip vanduo. Na jo, čia rašo, tepalas kažkoks tai Fine for Fight Relax 5V40. Nu viskas kaip ir normaliai, čia yra tos ataskaitos. Tvarkoj, mašiniukas veikia, pagrindinis darbas pakeistas, kuris mane daugiausia kėlė nerimauti dėl to, kad, na, jeigu pasibaigs tepalai, bus problemų. Tai dabar važiuojam tolyn link upės Po. Na ką, bičiuliai, tai po kelių valandų kelio per didžiausius karščius, kurie pagaliau pasiekė ir Italiją, po užsitęsusio ilgo šalto pavasario, pasiekėm ir upę Po. Ir čia esam visai netoli jos deltos, kur pati ilgiausia Italijos upė įteka į Adrijos jūrą. Tai įsikūrėm nakčiai, čia šalia dar atvažiavo dar truputėlis italų, čia nežinau, jie su baidarėm ar su kažkuo, tai pasistatė taip pat palapinės. Vietelė nuostabi, yra uostelis toks mažas, čia turistus plukdo po tą upę pasiplaukyti, stovi baržos, netgi keletas šitų baržų yra. Tai ganėtinai tokia neįprasta vieta. Žodžiu, iš paties kelio daugiau nieko labai nekalbėjau, nieko nevloginau, nes žodžiu, žinokit, nu karščiai belė kokie, tai mes čia truputėlį jau anksčiau atvažiavom. Tai kai atvažiavom, mano mėlyna maikutė, su kuria prieš tai buvau nuo nugaros, tiesiog visa šlapia buvo. Ir šiaip aš visas buvau žiauriai sušlapęs. Vien dėl to, kad tai buvo nerealiai karšta diena šiandien. Ir važiuojant, mums termometras beveik visą laiką rodė taip tarp 28 ir 30 laipsnių. Kartais pakrisdavo, kartais pakildavo. Tokia temperatūra, jeigu automobilis sustoja, ten keliose sustojimuose, tai temperatūra siekia net 37, tai žodžiu, šakės. Kosmosiukas kažkoks ir jau taip senai tokių karščių nėra buvę, tai kažkaip jo, žinokit, nu šakės ir galva atrodo skauda, toks visas tu, kaip nežinau, kosmose biškituką jautiesi. Ir šiąnakt čia praleisim naktį, pasilsėsim gerai ir rytoj dar, jei neklystų, iki Venecijos, nuo čia yra apie 70 km, tai rytoj važiuojam į Veneciją. O kadangi vakaras ir esam prie upės, tai čia yra nemažai, visai žiūriu, ir moskytų visokių. Tai dar miestelėje mačiau, lyg tai dirba parduotuvės, tai reikia eiti galvot kažką, tai gal įsigyti nuo uodų. Nes jų čia yra nemažai ir galim naktį turėti visai neramę. Kaimynai jau purškėsi, jaučiu, mums irgi bus pravartu. Na ką, uždėjom tinklą nuo uodų, maždaug tai ir taip atrodo per visą galą. Ir uždariau šituos langus šoninius, čia visur po vėtrovikais viską uždariau.
Tai tokiu būdu turėtume apsisaugoti nuo uodų natūraliai, bet dabar dar einu ir į parduotuvę pasidaryti, gal ten kažką dar irgi rasiu, nes čia tikrai turėtų būti tokių dalykėlių. Kažkur tai beje dar pravažiuojant anksčiau, mačiau netgi servetėlės, tokias kaip būna šlapios servetėlės ir tipo jos skirtos nuo uodų. Tai, na, bet kažkaip anksčiau to nereikėjo pirkti, bet dabar jau žiūriu, kuo mes daugiau į tokias vat gamtas prie vandens ir orams sušilus, tai įvairiausių moskitų, muselių ir panašiai vis daugiau ir daugiau. Dar taip pat dairausi, čia vat kažkur šitam vat parkelį turėtų būti ir geriamo vandens. Ką, vanduo patikrintas, veikia, tai bus galima prisileisti. Skubu į parduotuvėlę, nes kažkaip panašu, kad jau čia viskas užsidarė. Einu ir man, žodžiu, toptelėjo mintis, kad čia Italija ir viskas užsidaro ganėtinai anksčiau, ypatingai mažuose miestelėse. Tai išsitraukiau savo telefoną, galvoju, gerai, reikia pasižiūrėti, taigi turiu internetą, iki kada dirba, nes prisiminiau, kad Eurospinas visur dirba iki 8:30. Bet čia dar buvo tokia Ali supermarket, tai dabar žiūriu, kad ir tas Ali supermarketas jau nebedirba, užsidaro irgi lygiai taip pat kaip ir prieš tai buvus parduotuvė Eurospin 8:30, o dabar yra be 5 minučių 9. Na nieko, manau, kad gal kažkaip išgyvensime čia su tais uodais. Svarbiausia, kad tinkamu laiku uždėjom tinklą nuo uodų, nes kažkur tokiu metu, kai jau saulė leidžiasi, nes dabar jau saulė viskas jau dingo iš horizonto, tai kai saulė leidžiasi, jie kažkaip suaktyvėja ir pradeda labai skristi ten, kur yra daugiau dar šviesos, kur yra šiek tiek šilčiau. Automobilyje, žinoma, žymiai šilčiau negu lauke. Na ką, bičiuliai, tai grįžau į automobilį, žodžiu, be pirkinių, bet kita vertus kaip ir neblogai, nes neišleidau pinigų. Šiandien tada su Virginija mes jau klojamės lovą, po karštos dienos varom iš tikrųjų miegoti, nes jau žinokit, akis net limpa. Ir ką, atsisveikinam šiandieną. Atsisveikinam su jumis su labai nuostabiu vaizdu, nuostabiais garsais. Čia mums už lango nuostabus paukščiai, mums dainelės dainuoja ir vakaras tikrai nuostabus, toks vienas retesnių. Tikėkimės, neužpuls mūsų slapčia uodai ir rytoj laukia jau mūsų Venecija. Tad čiau!